Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje Šviežios idėjos su Lidl mes pasigaminsime paprastą, tačiau nepaprastą desertą su persimonais. Pradžiai susipjaustome persimonus su pjaustyklė. Indelėje susimaišome kreminį sūrį ir cukrų. Dabar ant skardos įsiviniojame mūsų tešlą. Užviniojame kraštus. Ką darysime dabar, tai ištepsime mūsų tešlą su mase. Jeigu nepaeis darbai virtuvė, tai manau visą laiką rasiu vietą ir statybose. Šiam receptą aš naudosiu cinamoną. Ant viršaus išdėliojame mūsų pjaustytus persimonus. Apibarstome cukrumi, kad kraštai nesviltų, patepame juos grietinėlę. Mūsų desertas keliauja į orkaitę. Kepame 18 minučių 180 laipsnių temperatūroje. Jaunas gyvenimas. Kol mūsų galėtė kepa, pasigaminame glaistą. Mums reikės cukraus pudros, šiek tiek klevų sirupo bei grietinėlės. Viską išmaišome iki vientisos masės. Belieka apšlakstyti glazūrą, keli lapeliai mėtos. Mūsų desertas jau paruoštas, tad skubame ragauti. Na, o su manim pasimatysite jau rytoj, Šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.